Tai labą dieną ar labą vakarą, nežinau kada jūs žiūrit mūsų video, bet ačiū, kad žiūrit. Tai apie Islandiją, apie mūsų kelionę automobiliu į Islandiją ir Farero salas. Pasistengsiu maksimaliai trumpai, bet labai sunku susitrumpinti apie kainas, apie keltus ir apie kempingus. Dar norėčiau pasakyti, kad mano pasakojimas yra subjektyvus ir jokių būdų tai nėra receptas arba instrukcija, kaip nuvažiuoti su savo automobiliu į Farero salas arba į Islandiją arba ir ten. Tiesiog labai tikiuosi, kad informacija, kurią aš jums dabar susakysiu, bus naudinga. Kai mes ruošiamės į kelionę, jeigu kas nors man būtų sudiktavęs, viską man būtų daug kas būtų buvę aiškiau. Važiavom Liepos rugpjūčio mėnesį, Liepos antrą pusę. Rugpjūčio pirmą pusę. Islandijoje yra high season arba brangusis sezonas. Yra daug žmonių, yra teoriškai geras oras ir visa kita panašiai, kai būna high season belia kurioje kitoj šalyje. Greičiausiai, kad normaliu būdu keliaujant į Islandiją gaunasi pigiau. Tai yra sėdės į lėktuvą, susidedi daiktų tiek, kiek telpa į tą lėktuvą, į tą bagažą. Ir skrendi į Islandiją, ten išsinuomoji automobilį, nuvažiuoji kur tau reikia ir lygiai taip pat sugrįžti. Kelto automobilių yra smagiau, nes tai yra experiences labai unikalus ir tikrai ne visi to pasinaudoja. Mūsų automobilis yra paprastas, civilinis, paprastas standartinis minivėnas, Citroenas C4 Space TU RR, nieko absoliučiai ypatingo, tik tai vietos yra. Vietos yra ir bagažinė dar ant stogo buvo, tai vietos buvo dar daugiau automobilyje, 2 žmonėms buvo vietos per akis. Specialiai aš nieko neruošiau, automobilis yra standartiškai prižiūrimas, tai principe 5000 km belia kuris standartiškai prižiūrimas automobilis turėtų nuvažiuoti laisvai, sėdi ir važiuoti. Koks yra kelias, kokia yra sistema norint nuvažiuoti į Islandiją? Plaukia keltas, plaukia vienintelis keltas iš Danijos. Į Daniją iš Vilniaus arba iš kokio kito Lietuvos miesto galima nuvažiuoti per Lenkiją. Kelias užima apie 1800 km, tai yra bus greičiausiai nakvynė viena arba galbūt net 2. Ir kelias varginantis, nežiūrinti tai, kad per Lenkiją yra keliai važiuoti yra puikus, bet per Lenkiją aš prisivažinėjau tiek, kad aš jau nebenoriu per ją važiuoti. Tai mes plaukime keltu. Mes iš Klaipėdos plaukime keltu į Švediją. Iš Švedijos mes važiavome į Daniją per tiltą ir povandeninį tunelį, už kurį reikėjo susimokėti 61 eurą. Ir paskui važiavom per visą Daniją į viršų iki Hirtšalio miesto. Ten nakvojom kempinge, apačioj sudėsiu nuorodas į visus kempingus, į visas lankytinas vietas ir aprašyme maksimaliai sudėsiu informaciją, kuri gali būti naudinga. Keltas, kaip ir sakiau, yra vienintelis į Islandiją ir Farero salas. Anksčiau kažkada berods plaukė iš Jungtinės karalystės, dabar to kelto nėra. Iš Danijos iki Islandijos keltas plaukė lygiai 2 paras. Ir lygiai tiek pat jisai plaukia atgal. Iš karto pasikrauna ir varo atgal, sustodamas Farero salose. Bilieto kaina į keltą mes mokėjome 2500 su uodega, grubiai 2500 mes mokėjome už keltą su savaitės sustojimu Farero salose. Visa kelionė pas mus užtruko mėnesį, be kelių dienų, 2 savaitės, pilnas 2 savaitės mes praleidome Islandijoje ir savaitę praleidome Farero salose. Keltas patogus, keltas nenaujas, bet labai prižiūrėtas, labai viskas tenai smagu. Kelte yra restoranai, barai, kinoteatras, baseinas nedidelis, yra karšto vandens vonios, yra su jūros vandeniu, laukia smagi pramoga, yra kazino, gali su automatuose pralaužti visus pinigus bevažiuodamas į Islandiją ir iš tave iš ten iš karto tada deportuos, kadangi pinigų Islandijai pas tave nebeliks. Juokauja, aišku. Kaip vyksta boardingas į keltą? Taip kaip į visus keltus. Taip kaip į visus paprastus keltus tave sustato į eilę. Vienintelis dalykas, kad kai mes pirkom bilietus, mes reikėjo užsiregistruoti automobilį.
Perkant bilietus ir pagal automobilio numerį pasižiūrėjo, kas atvažiavo, paklausiau, ko vardu ir nežiūrėjo nei pasų, nei nieko, niekam buvo niekas neįdomu, sako, pirmin, važiuokit į keltą ir gero kelio. Va. Reikėtų atskirai paminėti apie bilietų pirkimą. Kainą jau bilietų sakiau. Perkant bilietus reikia pasirinkti datas, galima plaukti tiesiai į Islandiją, galima sustoti Farero salose, galima išlipti plaukiant į ten, galima išlipti plaukiant atgal, kaip jums patogu. Perkant bilietus nurodai automobilį, automobilio aukštį, automobilio ilgį, pasirenki kajutę, kajučių yra įvairių, prabangesnių, pigesnių, galima net nusipirkti sėdimas vietas, mačiau, jaunimas buvo nusipirkęs sėdimas vietas, tai yra 2 paras tu turi sėdėti kėdėje, jie aišku nesėdėjo, miegojo miegmaišiuose, ten ant grindų pasisikoja, bet bilietai tada išeina labai pigus. Pirkimo metu buvo truputėlį pas mus niuansų, man nepavyko sumokėti. Man nepavyko sumokėti internetu už bilietus nei viena kortelė, nei kreditinė, nei debetinė. Aš bandžiau ten visokius brauzerius, bandžiau kokius valyti, bandžiau perkrauti viską. Visą laiką, kai ateidavo laikas iki mokėjimo, viskas užstrigdavo. Aš tada padariau ką, aš tiesiog parašiau jiems į kelto kompanijai laiškelį, kad man nieko neišeina. Jie puikiai komunikuoja. Jie atsako iš karto, praktiškai dieną arba tą pačią gauni atsakymą. Jie man pasiūlė padaryti bankinį pavedimą, aš padariau bankinį pavedimą, viskas praėjo ir bilietus mes nusipirkome labai paprastai, labai normaliai. Perkant bilietus reikia sumokėti avansą. Nebūtinai visą sumą mokėti, gali aišku visą sumą, bet sumokė užstatą maždaug trečdalį sumos ir paskui likus iki kelionės mėnesiui ar kažkiek tai panašiai, sumokė visą sumą. Tas yra labai patogu. Bilietus mes pirkome vasario mėnesį pakankamai iš anksto, nes paskui tiesiog bilietų nebelieka arba jie brangsta. Va. Tai gerai, tai plauki 2 paras, smagu tam kelte ir atplauki į Islandiją ir lipi lauk. Lipi lauk, išvažiuoji iš kelto ir važiuoji tiesiai į Islandiją, irgi tu nesi niekam neįdomus. Niekas nieko netikrina, niekas nieko nežiūri, niekam niekas nesvarbu. Nei pasai, nei ką tu veži. Aš skaičiau internete tokius dalykus, kad yra limituotas ten maisto kiekis, ten negalima vežti 3, 4 ar 5 ten kilogramai maisto gali vežti, ten atims ten maistą. Niekas nieko nestabdė ir niekas nieko nežiūrėjo. Prisivarė buvo maisto pilna, visokiausių buvo daiktų, maisto, viskas buvo super. Laisvai pravažiavom. Degalus be abejonės pylėmės pilną baką Lietuvoje ir paskui pilną baką pylėmės Danijoje. Kaip žinia, Islandijoje kuras yra nepigus, ženkliai brangesnis negu pas mus, tenais viskas yra brangu iš esmės. Tai Islandijoje taip teko piltis lygiai taip pat kurą, bet maksimaliai stengiausi, kad jo reikėtų tenais mažiau. Paskui kurą pyliausi toliau ir Farerų salose, jisai ten kainuoja kaip Lietuvoje, Farerose aplamai viskas yra palyginus pigu su Islandija ir kainos yra tokios pačios kaip pas mus. Kurui išėjo maždaug 450 eurų, grubiai, išėjo kurui. Keltas dar buvo vienas keltas, 3 keltas iš Kylio į Klaipėdą, mes lygiai taip pat per Lenkiją nevažiavome, mes atgal grįžinėjome keltu. Sveikata yra brangiau ir vargintis važinėjant toli jau nebesinori. Dabar kelionės planavimas. Konkretaus kelionės plano pas mus nebuvo. Aš padariau labai paprastai. Aš susižymėjau taškus Google, kuriuos mes norim aplankyti ir tu išlipi iš kelto, išvažiuoji iš kelto ir patenki į pirmą kelią. Pirmas kelias eina aplinkui visą Islandiją ir pirmų kelių tu važiuoji arba prieš laikrodžio rodiklę, arba pagal laikrodžio rodiklę. Mes važiavome prieš laikrodžio rodiklę, tai yra mes važiavome į šiaurę ir į vakarus. tą kryptimį. Ir važiuodamas tuo keliu, tada žiūri, ar tau oras, ar tau sąlygos, ar tau laikas leidžia aplankyti tuos taškus, kuriuos esi pasižymėjęs. Mes aplankėme per 2 savaitės, mes aplankėme 31 stambų objektą Islandijoje. Tai yra beprotiškai daug. Čia neskaitant to, kad tu važiuoji, sustoji, bėgi kažkur, pasižiūri kažkokius smulkius objektus, įdomius, viskas yra įdomu. Islandija yra perpildyta lankytinų vietų, ten yra visko tiek daug, kad aš nežinau, mėnesio neužtektų. Aš nesuprantu, kaip žmonės ten nuvažiuoja, apsilanko Islandijoje, pavyzdžiui, 4 dienas. Keliavimo įranga nieko ypatingo, eini į Decathloną,
nusiperki Vilniui Decathlone tai, ko tau trūksta ir keliauji. Buvo bagažinė ant stogo pas mūsų automobilėje, kurią paskui vėjas Islandijoje nuplėšė velnio, čia mano kaltė, kad taip atsitiko. Miegmaišiai iš Decathlono buvo, kažkokie tai pripuščiami čiužiniai, rūbų reikia Islandijoje, nes Islandijoje lietaus bus. Islandijoje bet kokiu atveju gausit lietaus, nesvarbu, kiek jūs ten būsit, mėnesį ar 4 dienas, būtinai jūs sulis. Tai lietų reikia pasiruošti ir vėjas. Vėjo gavom Islandijoje tokio, kad mama mija. Mama mija, gyvenime nemačiau tokio vėjo kaip Islandijoje, labai superinė patirtis yra. Tai va, vėjas, lietus ir oro bus įvairaus, tai rūbų reikia, rūbų standartinių, kelioninių. Į Islandijoje keliai yra nemokami. Matėm vieną mokamą tunelį, berods kažkokį naują pastatytą, bet mes jo nuvažiavom aplinkui per kalnus. Daugiau apie kelius nieko nelabai galiu pasakyti. Keliai nuostabus, keliai puikus, yra žvyrkeliai, yra visokių žvyrkelių. Pakankamai jie geri, jie prižiūri tuos žvyrkelius, juos greideriuoja. Ir pirmas kelias yra puikiai asfaltuotas, tas aplinkinis, kur aplinkui ratu važiuoja aplinkui Islandiją 2 eilių, visur ribojamai greitis 90, bet greitai Islandijoje nepavažiuosi, nes tiesiog norisi bent jau per langą pasižiūrėti į apylinkes. Va, tai niekas tenais labai nelėkė. Islandijoje mes susimokėjom už 2 muziejus. Husavike už banginių muziejų ir Reikjavike. Reikjaviko banginių muziejus patiko labiau, bet abudu verti dėmesio. Nepigus muziejai, Islandija nepigi, už tai, kad graži. Tai va, tai dar mes mokėjom už tuos muziejus. Sudėsiu apačioj irgi sudėsiu linkus į tuos muziejus. Galit pasižiūrėti bilietų kainas galit pasižiūrėti. Islandijoje visi gyvena kempinguose, tai apie kempingus reikėtų papasakoti atskirai. Islandijoje kempinge gyventi privaloma, aišku, gali gyventi viešbutyje, jeigu turi labai daug pinigų. Islandijoje kempinguose yra namukai, kurie taip pat kainuoja kosmosą. Pirmam kempinge, pamenu, paklausėm pas šeimininkę, kiek kainuoja namukas. Namukas nedidelis, medinis, 3 ant 2 maždaug, 2 aukštė lova namukė. Sakė 200 naktis. Sakiau, okei, fainai, gerai, tai mes toliau gyvenam kempinge. Jo. Gyvena kempinguose, miega palapinėse, miega automobiliuose, miega kemperiuose, džipuose, kaip kam patogu, kaip kam patinka. Kempinge gyventi į Islandijoje yra privaloma, negali miegoti belenkur, negali miegoti pakeliai, negali miegoti netam skirtoj vietoj, nes ateis policija ir nubaus. Va, vietiniai gyventojai taip pat ateis tau pabarbens į stikų ir sakys, čia miegoti negalima, aš iškviesiu policiją. Va. Tai tvarka yra tvarka ir tvarka yra gerai. Vidutinė kempingo kaina Islandijoje yra maždaug, orientuotis reikėtų į 25 eurus. 25-26 eurai yra vidutinė kaina, tai nakvynės maždaug galite apsiskaičiuoti, mokėjom ir po 27, ir po 22, tai buvo įvairiai. Dabar pagrindinė klaida su kempingais buvo ta, kad mes nusipirkom kempingo kortelę. Lietuvoje nusipirkau kempingo kortelę, jinai vadinasi Camping Card. Islandiška. Internetas rašė, kad kaip fainai kortelę nusipirksi, atseit susimokėsi, tada jau nemokamai gyvensi ir kempingai bus pigesni ir taip toliau. Jinai kainuoja 179 eurus. Aš ją čia nusipirkau, gavau QR kodą ir pasirodo, kad tai yra skamas absoliutus. Islandijoje yra 2 tipų kempingai. Vieni yra labai gerai įrengti, su visa infrastruktūra, su virtuve, su dušais prabangiais, jų daug yra ir jie yra geresni, ir jie yra nemokami tie visi dušai ir viskas yra labai patogu ir virtuvė gali pasigaminti valgyti, yra šiltos patalpos, gali sėdėti laukelyje. Korteliniai kempingai dažniausiai šito neturi. Principe nebuvo nei vieno kempingo, kur galioja camping cardas, kur būtų normalus komfortas. Va. Tai mes šiaip ne taip išnaudojom tą kortelę ir paskui jau gyvenom nebe korteliniuose kempinguose ir jeigu važiuočiau į Islandiją dar kartą, niekada jokios kortelės nepirkčiau, nes tu gauni patį prašiausią kempingą. Vienam kempingė, kuris priklausė kortelės sistemai, buvo tuščias laukas ir stovėjo viena būdelė, tai yra tipo tulikas. Viskas daugiau absoliučiai nieko. Kempingai užsipildo greitai. Sezono metu kempingai 6-7 val. Jau vietos nebebus, tai yra nakvosit kažkur kempingo patvory arba ten, kur bus vietos, nes žmonių kempingos yra pakankamai daug. Tai principė, norint gauti normalią vietą, 5 iki 6 val. Į kempingą jau reikėtų atvažiuoti. Labai yra įdomi apsigyvenimo sistema kempinge. Atvažiuoji ir recepcijoje nieko nėra. Dažniausiai gal tik vienam ar 2 kempinguose buvo žmonių, kur kažkas tai paima iš tavęs pinigėlius, tiesiog atvažiuoja, nieko nėra. Tai viskas vyksta kaip?
Važiuoji, išsirenki vietą, kur tau patinka, pasistatai palapinę, pasistatai automobilį, eini į virtuvę, gaminiesi maistą, eini naudojas dušais ir taip toliau. Vakare, kai ateis laikas, ateis berniukas arba teta arba mergaitė ir paims iš tavęs pinigėlius, duos bilietėlį, pasidėsi tą bilietėlį mašinoje po stiklu ir viskas tada bus easy ir galėsi gyventi tenais toliau. Nepanikuokit, jeigu niekas neateina paimti pinigų. Mes kaip sąžiningi piliečiai, kaip ir visi kiti, kai atvažiuodavai į kempingą, tai sakydavai, o tai kas paims pinigus, o tai kaip aš dabar gyvensiu tenais. Tai va, apsigyveni ir kam reiks, pinigus ateis pasiims. Dar kartą priminsiu, apačioj bus viskas aprašyme sudėta maksimaliai visa informacija. Apie keltus jau sakiau, apie kempingus sakiau, apie važiavimą po Islandiją sakiau, buvom parduotuviai maisto prekių Islandijoje porą kartų, kažką nusipirkom, bet šiaip kainos kandžiasi, yra brangu. Yra brangu, vėlgi, kaip ir minėjau, Islandija yra graži, už grožį reikia mokėti. Apie lankytinas vietas nesiplėsiu, kaip ir sakiau, mes aplankėm 31 stambų objektą, iš kurių vieni patiko labiau, kiti mažiau, bet visi patiko. Islandijoje pirmą savaitę mums islandiški dievai davė puikų gerą orą. Pirmą savaitę, antrą savaitę buvo lietus, vėjas, lietus, vėjas. Buvo labai islandiškas oras, bet irgi mes kažką bandėm pamatyti. Dalis objektų dėl oro taip ir liko neaplankyta, nes tiesiog tu ateini į tą vietą, kur yra tas objektas ir yra rūkas. Yra rūkas visą laiką, rūkas visą dieną, pusę dienos rūkas ir tu nieko nematai, o laikas eina, tai tiesiog važiuoji toliau. Aš sudėsiu linkus apačioj vėlgi į tuos objektus, kuriuos mes aplankėm, galėsit išsirinkti, galėsit pasižymėti pas save žemėlapyje ir nuspręsti, ar jums reikia juos lankyti ar ne. Ryšio priemonės, aš naudojau Google Mapsus ir naudojau lietuvišką internetą, tai yra mobilų internetą, laisvai Islandijoje be jokių problemų veikia mobilus internetas iš Lietuvos, tiek tokį, kokį jūs tenais turite limitą. Man pilnai užteko to, kas pas mus buvo, internetas veikia, kempinguose yra Wi-Fi'us irgi veikia puikiai ir su internetu tikrai su ryšiu jokių problemų nebuvo ir Google Mapsų užteko pilnai visai kelioniai. Trumpai dabar apie Farerų salas. Ar verta sustoti Farerų salose, išlipti taip vienareikšmiškai verta? Nes, principai, kelto kaina niekom nesikeičia beveik tenais ir tu pamatai dar vieną objektą, kuris tikrai yra unikalus. Farerų salų archipelagas yra visai kitokios nuotaikos negu Islandija. Jisai yra labai, sakyčiau taip, labai relaksova, labai relaksinė vieta, kur tu gali pailsėti, pamedituoti, pahaikinti ramiai, kur yra žmonių praktiškai tenais nėra, švaru, gražu ir pigu. Kainos yra kaip Lietuvoje, kuras kaip Lietuvoje, parduotuvai maistas kaip Lietuvoje, viskas Fareruose yra labai fainai. Islandija žemėlapyje atrodo nedidelė sala. Iš tikrųjų labai apgaulinga, nes Islandija yra didelė. Islandija realiai yra didelė, vien tik tai pirmų kelių apvažiuoti aplinkui yra apie 1500 kilometrų. Mes Islandijoje pravažiavom beveik 3000 kilometrų, tai maždaug galite įsivaizduoti, kad mes du kartus apsukome ratą, kiek reikėjo mums nukrypti į visokias kitokias lankytinas vietas. Apie Farerų archipelagą. Kaip ir sakiau, jis yra labai nedidelis, nuo vieno galo iki kito maždaug apie 70 km gali nuvažiuoti per pusdienį, neskubėdamas apsukti aplinkui. Farerų salose keliai yra nuostabus, keliai puikus, infrastruktūra visa puikiai, parduotuvių pilna, viskas benzokolonėlių pilna, miestas yra pagrindinis vienas, Tórshavnas, jisai irgi yra iš esmės nedidelis, o visur labai maži miesteliai arba kaimeliai. Ideali vieta hikingui, ideali vieta pasivaikščiojimui, ideali vieta net ir pasivažinėjimui. Mes Farerų salose buvom paėmę viešbutį. Tai už 2 nakvynės mes sumokėjom 134 Farerų salose už viešbutį, nes tiesiog po Islandijos norėjosi biškučiuką atsiskalbti, atsiplauti ir pailsėti normalioje civilizuotoje vietoje. Viešbutį mes užsakinėjome iš anksto, nes viešbučiai į Fareruose tikrai irgi sezono metu nepigus ir jų nėra daug. Kempingų sistema tokia pati kaip Islandijoje.
kempingų nėra daug, bet jie žymiai geriau įrengti negu Islandijoje. Farerų salose nematėm nei vieno tokio pusiau laukinio kempingo, visi jie labai civilizuoti ir juos rasti labai lengva. Irgi nieko iš anksto neužsakinėjom, atvažiuoju, kuris patinka kempingas, ten ir apsistoji, ten ir apsigyveni. Farerų salose internetas lietuviškas jau nebeveikia, ta prasme veikia, bet reikia papildomai mokėti, jau skaičiuojasi kainos kaip užsienyje. Nors tai yra Europos Sąjunga, tai yra atsiprašau, Farerų salos nepriklauso Europos Sąjungai, jie priklauso Danijai, Danija priklauso Europos Sąjungai, bet Farerų salos kažkaip dėl žvejybos kvotų ar dėl kažkokių kitų dar priežasčių jie nepriklauso. Tai greičiausiai dėl to mobilus ryšys ten jį reikia pirkti papildomą. Apačioje sudėsiu lankytinų vietų sąrašą irgi Farerų salų, ką mes pamatėm ir kokiam viešbutyje mes gyvenom ir kokie buvo kempingai. Farerų salose mokami yra tuneliai, mokami yra povandeniniai, puikiausiai prabangus yra iškasti gilūs ilgi povandeniniai tuneliai tarp salų archipelage. Tunelio kaina yra maždaug apie 13 eurų pravažiuoti ten atgal. Susimokėti galima internetu labai paprastai per telefoną. Susimokėti reikia pravažiavus tunelį per 24 valandas po to, kai juo pravažiuoji. Tai kaip ir glaustai labai nesiplečiant, nors šiaip galėčiau papasakoti labai daug įvairiausių dar nuotykių, bet nuotykiai irgi labai subjektyvus dalykas ir aš tikiuosi, kad jūs patirsite Islandijoje savo puikius, nuostabius nuotykius. Jeigu jau esate čia, tai paspauskite apačioj nykštį, paspauskite subscribe ir parašykit komentarą. Komentaruose užduokit klausimus, į kuriuos aš neatsakiau arba kuriuos aš praleidau. Aš atsakysiu pagal galimybę į visus jūsų klausimus apačioj maksimaliai, kiek tik tai galės. Ačiū, kad žiūrėjot ir gražių jums kelionių, gražios Islandijos, gražių Farerų salų. Su savo automobiliu keliauti yra smagu ir nesvarbu net kaip jūs keliaujate, kiekviena kelionė yra nuostabi, Islandija graži. Tai gero kelio. Ačiū, kad žiūrėjot.